Nuo 1904–1989 metų Kelmėje gyvenusio ir kūrusio Juozo Leodanskio didelis noras buvo puošti savąją Kelmę akmeniniais kūriniais. Tai Kelmės centre ir matome unikalios stilistikos, savitos išraiškos kūrinius, skalbėją, muzikantus, skaitytojus. Įspūdingas monumentalus kūrinys Laucevičiui Vargšui prie mūsų Kražantės. Tai tą idėją labai norėjo tęsti Kelmės kultūros centras. Pradėjo organizuoti akmentašių kūrybinės stovyklas, simpoziumus. Pirmasis akmentašių simpoziumas buvo suorganizuotas 2004 metais ir skirtas Juozo Leodanskio 100-osioms gimimo metinėms. Ir ši idėja taip puikiai pasiteisino. Į kiekvieną simpoziumą, kūrybinę stovyklą atvyksta akmentašiai iš Šiaulių regiono ir iš Lietuvos ir kūrė akmens skulptūras su idėja perduoti Leodanskio praktiką, jo ir stilistiką ir taip pat pagerbti akmentašystės plastikos patriarchą. Ir dabar jau per visus 9 simpoziumus, kiek jie buvo suorganizuotų, jų Kelmę puošia 44 skulptūros, 14 akmens skulptorių.